nes festivalis 4 dienas trunka. Ne? Asortimentas įvairiausių praktikų, kur žmogus gali pačiupinėti ir tada išsiaiškinti. Kaip sakant, mano požiūris yra holistinis ir į sveikatą ir svarbu rūpintis ir savo kūnu, ir savo sielą, ir savo protu, savo emocijom, psichiką. Tai jeigu pasirinksit vien tik tai kūno praktiką, tai galbūt neužteks, gal reikėtų ir kažkokios praktikos emocijom, ne? Festivalį bus rašymo terapijos praktika, tai ten bus įvairios užduotis ir žmonės patys savo rašysis, ne? Tai tikrai yra ir tų būdų pačiam savo reflektuoti. Tai ne žodžiu, o užsirašyt, kaip ir aš rašiausi savo raktinės frazės šitam pokalbį. Čia irgi mano. Kaip žmogui norinčiam asmeninio augimo, ką reikėtų daryti? Nedžiugina, pavyzdžiui, finansai, ar nedžiugina santykiai, ir sveikata čia tokie jau kaip ir, kad išeitų į savo tą norimą geresnį gerbuvį, tą laimingesnį, prasmingesnį gyvenimą. Na, tai aš ir siūlau atvykti į festivalį Mandala ir išbandyti įvairias praktikas ir išsirinkti tai, kas veikia, ir toliau praktikuoti tai kas patiko, tai kas patraukė. Ir galbūt ten viskas apie praktikas, kai kas yra paskaitos, teorinės paskaitos, tai ir naudoti tas žinias,